Dar vienas rytas. Paulius kukina šiandien pusrytukus. Kažką iš jau sugalvojo delikatesinio. Papjaustavo, paplėšė man mėsytės. Labas, Pauliau. Labas rytas. Kada vakar miegot nuėjom? Šiandien. Nuėjom. Nesvarbu. Nu ką, reikia ir stalą paruošti dabar. Hello, Advents. Nu, vaizdo čia per nelyg kažkokio nėra, bet tiesiog šilta ir visai smagu. Jau tai, ką aš noriu girdėti. Traškančios mėsytės kvapas. Skanios mėsytės, šita turėtų būti skani, nes brangi blemba gyvatė. 2 eurus mokėjom. Antras pusrytys. Greičiau kepk savo. Kaip paklausė, kiek kiaušinių nori ir atsakai taip. Va, atėjom prie Akropolio. Labai gerai, kad yra visos tos virvės, kur eilės kontroliuoti, nes kitaip tai čia neįmanoma būtų praeit pro tokią masę žmonių. Kokie tavo lūkesčiai iš Kosto šiandien? Iš Kosto? Nežinau, gal duos pavairuoti. Gal duos pavairuoti? Gerai, jeigu. Tikiuosi užmesti kur. Ne, tai mes niekur nevažiuosime užmesti. Tai neįdomu. Galės nuvažiuoti iki Olimpinio stadiono. Neįdomu. Hello! How are you? Labas rytas. Labas rytas. So where are we going today? Where is the tall guy? The tall guy is sitting here. This was supposed to be a hill, and they built the ancient city on top of the hill because Acropolis is in the center of Athens, and if you see Athens, it is surrounded by small mountains, okay? Yeah. So this is supposed to be like a valley. So Athens was very prone to attacks. So this is why they built the ancient city on top of the hill. Okay. So they were able to counter the attacks of predators and other nations. So there were people actually living there? Yeah, actually yes. There are several areas that are overpopulated. We have an area in Greece, a neighborhood is called Kypseli. It's the 4th most populated part of a city in the world. When was the last time you were here? 10 years ago? Yeah, with school actually. Okay. You Makes know, when sense. you have something beautiful, Yeah. you never appreciate it. It's like you have a pool in your place. Yeah. And you say, oh my god, if I had a pool, I would swim every day. You would swim 3 or 4 times, Yeah. and then you would never use it. Exactly. There is a saying in Greece. You know what is the best boat to own or to go in a boat trip? The best boat is your friend's boat. For example, you know Sparta. Of course. Sparta is not the Sparta you think from the movies. It's the shit town right now, okay? Yeah. Nobody wants to go to Sparta. Riešų tokia valia viską papasakot, tai tiesiog sugalvojo, kad būtų logiškiau pastatyti kažkokią tvirtovę, kad matyti, jeigu kažkas vapuola. Tai čia buvo 4 amžiui. Nu nežinau, jeigu nemeluoja. Čia gidą pasiėmėm iš AliExpreso. Nežinau, kiek čia patikima informacija. Griuvėsių kokia krūva. Jie čia galvojo, kad gražu, bet iš tikrųjų visai nieko. Neblogai atrodo. Pats miestas, jisai yra labai neįdomus, architektūra savo, nes praktiškai viskam, ką nori statyti, reikalingi leidimai. Tai yra, kultūrinis paveldas. Ir dėl to labai toks nykus miestas architektūros atžvilgiu. Vien balti pastatai. Okay, Constantinopolis. What's the story of that hill? So that's right there. That's the hill, Lycabettus, and you're supposed to go there when you have a special date because of the view. And this is where Greek lovers go with their girlfriends. Yeah. And they have sex in the car. Okay. But on top of the hill you can find a very beautiful church with nice view. And there's also a restaurant called Horizons. Did you go there with your girlfriend? Previous girlfriend. Čia yra šventykla. Atėnės. Ir jie labai keistus dalykus su gyvūnais išdarinėdavo. Kad aukotų dievam, pjaudavo avį ir kuo daugiau kraujo, to geriau.
Ir aviukas šonas labai ypatingas gyvūnas Graikijos sistemai. Iš esmės 7 skirtingus aviukus palikdavo skirtingose miestuose ir žiūrėdavo, kurio mėsa geriausia. Vadinasi, ten geriausios, palankiausios sąlygos. Okay, hello Rokas. Hello. So, for today, tell me, what are we doing this evening? We're playing the game. It's a very important game. Only 1 point between AEK and Panathinaikos. And we're definitely winning this game. Hello, Labas. Thank you, Rokas. If it wasn't for me, you would have to pay for today's match and for Monday match. No, Monday you paid, so for Zalgiris match. So, as a very passionate fan of Panathinaikos, how you could say it, I do not recall the name of other enemy teams because I have only been to winning match of Panathinaikos and see the logo of Panathinaikos in the winning screen, so I never remember who was the opponent. So this is what I am expecting for these 3 matches that are going to be a hell of a show these days. I wish for everyone to have a pleasant time, avoid the ultras at any cost, even at the cost of your life. Okay. And I don't know if you have life insurance and if it's valid in Greece, so this is important. I think we are winning every single game for the next days. Rokas, komentarą. Labai faina vieta. Kaune taip nėra. Labai rimtas stadionas atrodo, pažiūrėsim, ar iš tikrųjų taip yra, bet 8 štukų vietų, tai, blemba. Pažiūrėsim, sakau, kai į vidų nueiti, tada bus tolimesni komentarai. Game time. Toks jausmas. Pirmas futbolo rungtynės, bičiuliai. Taip, labai laukiu, labai tikiuosi labai geros atmosferos, jau girdim švilpavimus ir skandavimus, tai žmonės dar tik renkasi. Lūkesčiai dideli. Jo, žiūrėsim. Maršalas savo sugebėjimus rodo, laimingas Pavo fanas. Baigęs pirmas geimas, laimėjo, sakykime, negeriausia komanda šitam žaidime, bet pasisekė, tai va dabar eina laimingi dviese namo. Jie tai jaudinasi viskas, kai aš įsivaizduoju, čia tas pats, kaip mes Žalgirį žiūrim. Mums tai nei 3, nei 9, žinai, tiesiog žiūri. Bet gerą emociją žiūri dėl to, kad jų komanda laimėjo, tai labai fainiai dėl to. Kaip tavo įspūdžiai, Pauliau? Pirmas rungtynės futbolą. Gal pradėsi fulę loš dabar? Profesionaliai. Tai futbolą tikrai nepradėsiu žaisti, bet šiaip patiko, atmosfera nebloga buvo. Gal būtų smagiau žinoti ir suprasti daugiau tų skanduočių, kad prisijungti būtų galima, bet visumoje tikrai labai fainai. Pats mačas irgi nebuvo labai blogas, buvo ir veiksmo. Veiksmą, žodžiu, daug išmokau, kas 5 sekundės buvo Malaga. Tai va, einame dabar pas Konstantinopolį. Ir sakė, pamėsik artimiausios stoties, jam ten anksti keltis, bet mums tai ką, mes tai atostogavome. Atšvęsim pergalę. Let's go! Yeah. Kostas, I forgot to ask your opinion about the game. I really enjoyed this game. Okay. Who was the best player? Best player was Fotis. Κοίτατε κάτι μαλάκες. I can say that I'm very satisfied and I'm very happy that we decided to go to this game and it actually paid off. Aba! Monkey driving car. How do you call monkey in Greece? Maimu. Maimu. Do you say it when you're driving around? That Maimu. He is Maimu? It's like when I have international friends, I call them monkeys. Ah, okay. Their brain is primitive. Taip gerai pataikiau. Miegojo